Lemba, žinok, aš galvoju, tau tokią akcenčiuką norėčiau kažkokią pasiūlyti. Ką siūlai? Jeigu tu nieko prieš, žiūrėk, toks, matai, tu su mergytim čia nebiškai kokia toj kažką tokia. Matai, kylant serelis. Pavyzdžiui, toks galėtum būti, kaip tie indėnų kylantis serelis ir užsidėti ir toks ar ką pačiam nuo proteino nebekyla erelis. Įvyko kažkoks absoliučiai tragiškas, baisus dalykas. LNK eteryje šokas žiūrovams. Pasirodė skandalingai pagarsėjęs buvęs Pupytės vyras. Lietuva ir visas pasaulis sutiko naujuosius. Vieni pasirinko trankesnius vakarėlius, kiti ramesnį laiką prie televizoriaus namuose. Jezau, kaip mielai mes įeiname į šį straipsnį. LNK žiūrovams pasiūlė nuotaikingą ir daug šalies garsenybių pritraukusį šou naujametinį žiburėlį paprasti naujieji su LNK. Ten buvau ir aš. Lemba, reikia rimtą dėdės patarimą. Gali paklausti? Nu, klausau. I was acting. LNK eterėje netikėtas prezidentas. Daug linksmų situacijų ir muzikinių šou pasiūlysi programa ne vienam paliko šiltą įspūdį. Tarp kitko, iš karto noriu labai padėkoti šitai žurnalistai, kad taip mielai atsiliepia apie mūsų naujametinį žiburėlį. Tiesa, vienas epizodas dalį lietuvių paliko kartėlį. Įpusėjus programai dar prieš vidurnaktį reklaminėje pauzėje tarp laidos ne paprasti naujieji su LNK pasirodė Lietuvos prezidentūros vaizdas, šalies vėliava ir it prezidentas į lietuvius besikreipiantis Andrėjus fucking Daščenka. Tai mes dabar pasižiūrime, kaip atrodė tas jo pasikreipimas. Mėly Lietuvos žmonės. Sorry, what? Šį vakarą man malonu būti kartu su jumis. Toks labai suabejojo, ar jam malonu būti. Nėra malonu, bet ar aš turiu sakyti, kad man malonu? Aš niekada to nesu daręs. Ar jis bandė šitą sveikinimą prisiminti? Ar jisai skaitė suflerį? Ir bet abiem atvejais, kodėl antro teiko nepadarė? Mėly Lietuvos žmonės. Šį vakarą man malonu būti kartu su jumis, išlydint senosius ir pasidinkant naujosius. Pasidinkant naujosius. Užbėgu įvykiams už akių, straipsnėje tikrai bus parašyta. Aš spėsiu, kad čia buvo už labai daug pinigų tiesiog išpirkta privataus asmens reklama, kadangi tai yra komercinis kanalas, tu gali tiesiog išsipirkti savo reklamą, bet jeigu tu jau perki eterį ir jis turėtų būti nesveikai brangus tokiu metu, tai ar tu nenori, pavyzdžiui, bent 2 kartus pabandyti rašyti savo teiko? 2026 metus. Teisingus metus pasakė šaunuolis. Naujieji metai ateina ne tam, kad būtų lengvesni, o tam, kad būtų prasmingesni. Čia Andrėjau kažkoks grasinimas? Naujieji metai lengvesni ir neturi būti. Lengvi metai augina silpną vyrą, a sunki metai augina stiprus mušiną. Nelengvesni bus metai, ypač tau. Tu žinai, kas tu toksai. Tau tai tikrai nelengvi bus metai. A metai lengvi ir neturi būti. Tegul naujieji metai atneša ramybę tiems, kurie jos ieško. Jeigu ieškate ramybės, tai tikul jums jos atneša. Bet jeigu ieškate problemų, tai aš problemų turiu. Aš galiu jums duoti problemų, jeigu jūs jų ieškote. Beje, matos, kad jisai skaito suflerį. Tai sufleris buvo pastatytas. Šita reklama, jeigu čia yra reklama, to sužinosim, turėjo velniškai daug kainuoti. Kodėl jie negalėjo 2 kartus rašyti čia tik minutę? Ir tylų pasididžiavimą tiems. Ir tylų? Ką? Kas? Koks žodis? Tylų pasididžiavimą? Ramybė tiems, kurie jos ieško, ir tylų pasididžiavimą tiems. Tylų pasididžiavimą. Gitukas drąsus tu, Pauliau. Jeigu čia kažkoks fucking aktyvus mafiozas, aš nieko bendro nenoriu su juo turėti. Aš nieko nežinau apie žmogų. Bet objektyviai juokinga, kaip išneka, ir kad šitas šūdas buvo transliuotas LNK super prime time. Bliam, Hermi, tu teisus. Čia gal tiesiog yra literally geriausias įmanomas įrašas. Aš vis klausiu, kodėl jie negalėjo pabandyti antrą kartą, bet ko mes nesuprantam. Tiksliau, ko aš nesupratau, kad čia tiesiog turbūt geriausias teikas, kokį jie galėjo padaryti. Tegul naujieji metai atneša ramybę tiems, kurie jos ieško, ir tylų pasididžiavimą tiems, kurie daro tai, kas teisinga. Kas teisinga? A kas teisinga, aš pasakysiu. Valstybė prasideda ne nuo įstatymų, ne nuo sienų. Aišku, kad valstybė šiam žmogui, kuris galimai, dar nežinau, galimai yra pažeidęs ne vieną įstatymą, aišku, kad jam įstatymai nėra kažkoks parametras. Ji pirmiausia prasideda namuose. Todėl nepamirškite pasveikinti savo artimųjų, draugų, kaimynų ir net gėjų priešų. Kodėl man nuskambėjo, kad jisai sakė net gėjų priešų? Nepamirškit pasveikinti kaimynų, draugų, giminių ir gėjų priešų. Savo artimųjų, draugų, kaimynų ir net gėjų priešų. I'm not shitting you, jisai sako ir net gėjų priešų. Ir net gėjų priešų. Gėjų priešų. Čia reikia raportuoti klaidą. Tai parašyti teisingą variantą. Gėjų priešų. Va.
Pranešti reikia. Ačiū už įsitraukimą. Andrėjau, ar jūs norit kažką mums papasakot? Ką jums gėjai padarė? Ar jūs gėjai nuskriaudė? Kaip jūs nuskriaudė gėjai? Ar dabar gėjai su mumis yra vienam kambarį? Ar gėjai dabar yra katedroje prie eglutės su jumis? Ar jūs po tą eglutę slepėt gėjų? Turėkit omeny, Andrėjus savo gėjus priešus vis tiek pasveikins. Kaip jis jūs susirado, aš neįsivaizduoju. Jo prerogatyvą papasakot mums šitą, bet jis juos bent jau sveikina. Linkiu, kad naujieji metai atneštų tai, ko jūs labiausiai norite. Ko galėtų norėti labiausiai Andrėjaus Daščenkos gėjai priešai? Galbūt Andrėjaus Daščenkos? Oi, labai nedėkingas stop kadras būtent šitam kontekste, labai atsiprašau. Bet jeigu jūs, Andrėjau, savo gėjim priešam linkite norų išsipildymo, tai žinokit, kad jūs galite būti savo gėjų priešų noras. Pagalvokit apie tai. O mūsų valdžia rūpintųsi Lietuvos piliečių gerovę. Lietuvos piliečių gerovė. Su naujais metais Lietuva. Andrėjus Daščenka. Kas jis? Selfie primena, kad Daščenka yra buvęs merginų grupės Olele Pupytės atlikėjos Marina Bui sutuoktinis. Su juo moteris susilaukė dukters. Tiesa, jis nemažiau žinomas dėl kriminalinės praeities. Daščenka nemalonumų sulaukė po policijos dar 2010 metais pradėto ikiteisminio tyrimo dėl pinigų vagystės iš SEB banko bankomatų. Tyrimą pareigūnai pradėjo rugpjūtį. Pradėto? Tai pradėjo turbūt. Ar aš viską dabar čia turiu daryti už jūs, Delfi? Pradėjo. Rugpjūtį, kai buvo pavogti beveik 38 000 eurų. Kita vagystė įvykdyta lapkričio 4 dieną, kai buvo pavogti daugiau kaip 94 000 eurų. Dar kartą pinigai iš bankomatų buvo pavogti rugsėjo 13, kai bankui buvo padaryta beveik 77 000 eurų nuostolis. Visos 3 vagystės buvo įvykdytos skirtingose Vilniaus vietovėse. Dėl įvykdytų vagysčių pareigūnai buvo pateikę kaltinimus 6 asmenims, tarp jų buvo ir už pinigų inkasaciją atsakingi saugos bendrovės G4 darbuotojai ir minėtasis Daščenka. 2017 nesurinkus užtektinai duomenų apie kaltinamųjų dalyvavimą padarant nusikalstamą veiką, jie buvo išteisinti. Tai žmogus išteisintas buvo. Štai prašau. Skandalas kilęs dėl dekoratorės darbo. Where the fuck even are we at this point? Bet gerai. 2025 metais Daščenka ir vėl buvo pradėtas sieti su įvairiais skandalais. Gegužės mėnesį žinoma dekoratorė Greta Girdžiūtė įsivėlė į nemalonę situaciją, kai ėmėsi Daščenkos ir jo žmonos Emilijos kūdikio lyties atskleidimo šventės dekoravimo darbų. Why are we still here? Just to suffer. Šeima pageidavo senelės su balionais, pliušinio meškučio ir turėjo neeilinę idėją. Rimtai? Papasakokit man įdomu. Panoro, kad svečių ir jų pačių akivaizdoje pravėrus dėžę iš jos išskristų helio dujomis užpildyti balionėliai. Jų spalva turėjo parodyti, kokios lyties vaikelis gims. Deja, ši idėja nepasiteisino. Gender reveal gone wrong? Vaizdo įraše, kuriuo pasidalino užsakovė Daščenkos žmona Emilija, matyti, kad mėlyni berniuko lytį skelbiantys balionėliai iš dėžės neišskrido, juos Daščenkai teko iškratyti pačiam. Berniukas ar mergaitė? Čia yra ta minėtoji dėžė. Daščenka provokavo skandalingas streameris. Liepos mėnesį YouTube platformoje pasirodė Skirmanto Malinausko parengta vaizdo medžiaga apie turtą niokojančius ir žmonės gąsdinančius streamerius. Netrukus pasirodė dar vienas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas Ernestas Andriušis, geriau žinomas kaip Flightas. Įraše matyti, kaip Flightas tyčia provokuoja dar vieną atpažįstamą veidą - Daščenką. Šis įrašas buvo, atsiprašau, net vos neapsivėmiau. Šis įrašas buvo paskelbtas TikTok platformoje. Kas yra? Tu ten vaikštai, išjungti kamerą. Išjungti kamerą. Trauk ranką iš čia. Čia jisai? Pamenu šitą epizodą, nes man atrodo Skirmanto Malinausko videkį ir buvo, bet čia vat jis ir buvo. Ką ten turi? Trauk ranką iš čia, nes bylas. Tam dujam, kur uždujam. Oi, atsiprašau, vai. Tu išeik normaliai, laužti ranką. Na kolkės į autoritetas, čia šustras.
Ant kiek turibų šūdų krova, kad šitoje situacijoje aš saidinčiau su Daščenka. Iškalbingos nuotraukos Instagrame. Daščenkos Instagram profilyje galima matyti, kad vyras neretai mėgsta pasidalinti įvairiomis gyvenimo akimirkomis, tiesa, karts nuo karto jos įamžintos. O, cringe Rusijoje. 2019 metais vyras neslėpė susižavėjimo Maskva, kai įsiamžino centrinėje jos aikštėje. Dudes posting Ls, kaip sakoma. Maskva gražiai papuošta. Prieš pat didžiausias metų šventes rašė šalia šios nuotraukos Daščenka. 2023 metų lapkričio mėnesį, kai jau vyko karas Ukrainoje, jis pasidalijo kadru, kuriame įsiamžino pasipuošęs oficialią aprangą juodu kostiumu. Jame jis ir vėl pozavo Maskvoje, šalia stačiatikių cerkvės Vasilijaus palaimintojo soboro. Kodėl, pavyzdžiui, negalima, jeigu tu išvažiavai ten, tiesiog neįleisti jo atgal? Prašau, tiesiog neįleiskime tokių atgal. 2022 metų rugpjūčio mėnesį jis pasidalino dar vieną nuotrauką, kurioje Daščenka užfiksuotas šalia didelio torto. Jis papuoštas dviejomis Daščenkos ir jo žmonos Emilijos figūrėlėmis. Tiesa, jos nepaprastos. Matyti, kad Daščenkos figūrėlės sėdi soste, laiko skeptrą, rutulį, yra aprengta imperatoriaus drabužiais karūna. Su gimtadieniu mane rusiškai rašė vyras. Sakau, čia tiesiog yra dudes posting Ls. What the fuck? Kilo pasipiktinimas. Tai čia jau dabar grįžtam į dabartį ir grįžtam į tą tragišką sveikinimą, kurį mes ką tik visi pamatėm. Nepaisant to, kad Daščenka buvo išteisintas. Matot, prašau, išteisintas žmogus nekaltas. Jo skandalinga praeitis dažnam lietuviui kelia slogius prisiminimus, ypač kai kalbama apie TV eterį pačiu populiariausiu laiku. Pirmasis apie visuomenės reakciją pranešė portalas Žmonės. Internete pasipylė pasipiktinimo žinutės. Dalį jų buvo galima rasti ir Discord serveryje pletkai, kur aptariamos Lietuvos aktualijos. Negaliu atsigauti. Artėjom prie Ruskyno, kai kiekvienas buvęs kalinys ar prostė gali savo eterį nusipirkti. Krito LNK žemiau dugno. Aš šokė. Jūs nejuokaunat. Netikiu. Per TV rodo šitas lopas, koks jis blemba prezidentas. Čia balandžio 1. Kažkas gal specialiai, nes sunku suvokti, kad realiai taip galėtų būti ir jis dar tekstą skaito, nes jo galvelės sakinio neatsimintų. Ir tarp kitko, turėkime omeny, labai prastai skaito tekstą. Kaip taip įmanoma, 2026 metais nejaugi niekas nežinojo iš LNK darbuotojų, koks princas sveikinimas sakys. Didžiulė gėda, nebereikalo MG Baltic priklauso ir taip toliau, dėl to šį vakarą žiūrėjau tik TV3 ir LRT. Bet visumoje labai keista, manau, kad bus kažkas su juo bandys daryti šio influencerį arba kaip kažkas sakė, eis į politiką. Teisingai kažkas iš jūsų irgi minėjo, greičiausiai šis žmogus eis į politiką ir čia yra pirmasis jo išstojimas į eterį. Aš negaliu patikėti. Patikrinau, čia rimtai, boikotuojame LNK. Čia jau turėtų Delfi straipsnį parašyti ir tegul LNK pasiaiškina, kas čia per šūdas. Šis Discordo vartotojas arba vartotoja buvo išgirstas arba išgirsta, nes štai mes skaitome Delfi straipsnį. Jisgi teistas už bankomato apiplėšimą, tai dar betrūktų, kad Lapinsko kalbas transliuotų TV pradėtų. Tai aš kaip supratau, jis nebuvo nuteistas už bankomato apiplėšimą. Čia pirma. Antras dalykas. Are you kidding me? LNK turi va tiek reportažo apie Lapinską. Vienas. Už nužudymą, nusikalstamo susivienimo organizavimą ir kitus nusikaltimus nuteistas Laimonas. 4 prisitraukimai? Where have you been? Jo, have you heard about kakadu iš tikrųjų, senė? Ko tu piktinės? Pletkų serverį. Užsukite dažniau į mūsų streamus. Viską čia pamatys. Pasisvastika ištatuiruota, kur? Jo, gerai, jo, tai tiesiog važiuojam toliau. Nežinau, tiesiog važiuojam toliau. LNK paaiškino, kas nutiko. Delfi dėl šios situacijos susisiekė su LNK atstovu žiniasklaidai Gediminu Malaškevičiumi, kuris paaiškino, kad minimas epizodas programoje buvo teisėta reklama. Be to pabrėžiama, kad Daščenkos kreipimasis vyko ne naujametinėje laidoje, o jos reklaminėje pauzėje. Nu taip, bet tuo metu žiūrimumas turbūt vienas didžiausių metuose, nors klausimas. Turbūt vis tiek didžiausias televizijos žiūrimumas būna per kokias nors kašio varžybas. Buvo ištransliuota užsakovo, tai yra įmonės, pateikta reklamos medžiaga reklaminių pranešimų bloke. Pateikta reklaminė medžiaga atitiko galiojančius teisės aktus ir reklamai keliamus reikalavimus, teigė televizijos atstovas. Tokia reklama paskatino kalbas, kad Daščenka matyt galvoja pasukti į politikos vandenis. Nežinau, kaip jiems seksis politikoje su tokiu akcentu, ypač po socdemų, ypač po Ruginienės. Aš norėčiau išvengti konkrečių veiksmų, kurie žino jau vadai ir kurie jie darys ir išvardinimų. Atsiprašau, eik tu na. Kas čia? Vidaus reikalų ministras lietuviškai nemoka. Tai reziumuojant, aš suprantu komercinę televiziją ir aš suprantu reklaminius blokus ir aš suprantu, kad yra labai paprastos gairės, į kurias galima pataikyti tam, kad tu galėtum išeiti į televizinį eterį, tam, kad LRTK neprisiknistų, ar dar kokia nors kita komisija neuždėtų tau baudų ar dar kažko. Nepaisant to, aš nemanau, kad reikėtų kanalui atidaryti terpę tokio tipo išsiviešinimui. Tada žinai, LNK galėtų sakyti, nu tai gerai, tai apibrėžk, kuo čia jis konkrečiai blogas. Jį kaltino ir jis buvo išteisintas. Nesupraskit manęs neteisingai, aš nenoriu
pateisinti tipo savo televizijos. Kaip tik noriu tikėti, kad aš esu tokiame kanale, kurį aš galiu kritikuoti. Aš suprantu žmonių pasipiktinimą, bet at the same time, tipo, jo, kaip tada apibrėžti ir kaip tada įvardinti, kas negali reklamuotis. Ne kontekstualiai vertinant, o griežtų gairių kontekste, kaip tada apsirašyti, kas gali pirkti reklamą pas tave ir kas ne. Aš kaip ir jūs, ir kaip ir visi, kurie matė ir pasipikti nuo to sveikinimo, intuityviai žinom, kad tikrai turėtų būti kažkoks saugiklis, neleidžiantis literaliai tiesiog absoliučiai bet kam nusipirkti eterio. O tai jeigu po masinės invazijos į Ukrainą važiuoja į Rusiją, darosi foto ir dedasi, gal čia galėtų būti riba, kurią galima brėžti. Ta vat reklama, tas reklaminis turinys, va tas, ką mes matėm, tas sveikinimas, jisai turėjo praeiti, tarkim, pro 3 žmonės, kurie turėjo patikrinti tiesiog, kas yra ten pasakyta ir kaip vizualiai tas sveikinimas atrodo. Jie pažiūrėjo į tą sveikinimą, pažiūrėjo į gaires, viskas atitiko ir paleido į eterį. Jiegi sakys, nu mes taigi nesigilinom, kas čia per žmogus. Tai čia bus jų toks pasiteisinimas. Tai vat marazmas, aš su tavim sutinku, kad pasigilinkit, turėkit tokį saugiklį. Gilinkitės, kam jūs suteikėte eterį, o ne tik, kad ar gerai skamba to eterio transkripcija. Šiam pasaulyje mes esame skirtingi, kol žindus surasti bando kitą širdį. Sielai savo tu suradė žmogų, širdyje surasi tu ramybę.